Kas yra paskolos refinansavimas? Tai esamos skolinio įsipareigojimo pakeitimas kitų skolinių įsipareigojimų, kurio terminas ar palūkanų norma skiriasi. Refinansavimas gali sumažinti bendrą mokamų palūkanų sumą, taigi ir mėnesio įmokos sumą. Užtikrinti lankstesnes paskolos grąžinimo sąlygas. Padėti apjungti kelis kreditus į vieną. Refinansuoti galima tiek vartojimo, tiek būsto paskolas. Norėdami tai padaryti, kreipkitės į kredito įstaigą su prašymu pateikti pasiūlymą dėl kredito ar kreditų refinansavimo. Palyginkite gautus pasiūlymus, atsižvelgdami į bendrąją kredito kainos metinę normą bei kitas sąlygas. Nusprendus refinansuoti turimą paskolą, svarbu įvertinti visus su tuo susijusius kaštus, pavyzdžiui, senos sutarties išankstinio grąžinimo mokestį, naujo nekilnojamojo turto vertinimo, hipotekos įkeitimo bei registravimo mokesčius, refinansuojant būsto paskolą. Kitus galimus administracinius mokesčius. Svarbu įsitikinti, kad naujos paskolos sąlygos išties padės sutaupyti.